Šiame filmavime, šiame filme. Jeigu jaučiatės, kad esat labai nepasiruošę, labai nepasitreniravę, kažko nepadarė prieš tai, kad pradėtumėt praktikuoti jogą po pertraukos, sakykime, tai pasistengti nuraminti save ir tiesiog pabandykite atsisėsti ir visiškai ramiai nieko nedaryti. Jeigu pavyksta prisiminti kokią asaną, kuri jums lengvai sekdavosi, kuri jums patikdavo, ją ir padarykite. Pavyzdžiui, sunku atsisėsti su kryžiuotomis kojomis, nesėskite į lotosą. Nesėskite, net nekryžiuokite kojų, tiesiog paprastai pasidėkite ramiai ir padarykite pačius paprasčiausius lengvus pratimus. Pavyzdžiui, sakykime, kad ir tempimo pratimą tokį, kada vieną ranką laikotės už kelių, kitą ranką keliate ir labai paprastai lenkitės, pasiremiate alkūnę ir šitaip ramiai patempėt pirštus ir laikomės. Lengvai prasitempia šonas, stebime, kas vyksta su ranka, plaštaka tiesi, stengiamės virš ausies laikyti. Dabar tempiame vieną šoną. Ramiai, gražiai. Ranką ištiesiame tiesiai. Leidžiamės tiesiai, nesikūprindami. Stengiamės, kad ranka būtų virš ausies. Kvėpavimą. Ramiai grįžtam. Pasukame galvą. Jokių sunkių dalykų, jokių sunkių praktikų, jokių sunkių asanų. Jokio specialaus pasiruošimo kituose užsiėmimuose. Viskas vyksta čia ir dabar. Pratempėme savo rankas, pečius atgal, pasilenkime į priekį, tiek kiek išeina, tiek pabūna. Visos rankos pajustų, kad su jomis kažkas vyksta. Keičiame rankas. Pradėkime nuo trumpų praktikų. Niekur neskubėdami, kaip mes darėme pirmose užsiėmimuose, pirmose filmukuose. Dar labiau suaktyvinkime, ką mes jau darėm, tempėme. Tempėme ranką. Dabar gal labiau susikoncentruokime į tai, kaip ranką laikome už galvos, laikome ją tiesiai, užspraudžiame už sprando. Padedame alkūnę paspausti ir švelniai traukiame žemyn. Galite tai daryti sėdėdami lotose, sėdėdami su kryžiuotom kojomis, bet geriausiai, kad nieko nespaustų ir niekas nevargtų, susidėkite kojas tik tai sulenktas ir vieną prieš kitą. Ramiai. Aišku, jau galite sėdėti lotose, sėskite lotose, mano kojos jau apšylo.
Aš drąsiai jas kryžiuoju į lotusą. Ir tempiu kitą pusę. Užspaudžiu ranką, leidžiu ją apsiprasti. Čia petys prasitempia, patempiu ranką, jokio skausmo, tai tempimas, kuris man nėra skausmingas ir lengvai leidžiasi ant to kūno. Tempiu arba už riešų, arba kabinu už pirštų ir leidžiuosi. Pavyzdžiui, man šitos lengvas prasimankštinimas nėra sunkus ir nereikalauja jokio ypatingo pasirengimo. Labai dar patarčiau būtinai daryti stuburo sukimą. Jeigu darote kompleksą, bet kokį kompleksą, darykite vieną iš stuburo sukimo variantų. Aš tempiu už savo kojos. Jūs galite dėti ranką už savęs, kitą ranką atsispiriam nuo kelio ir žiūrime už savęs. Viena ranka už nugaros, nugara tiesi, stuburas susuktas ir tai mes geriausiai pajausim tada, kada stengsimės kiek įmanoma labiau atsipalaiduoti. Ramiai atsisukame. Iškvepiame viską iš visur, iš pilvo apačios. Ir susidėliojame kitą pusę. Susukame galvą. Žiūrime už savęs, viena ranka traukia, kita ranka stumiasi nuo kelio, kita įsikibusi už pėdos, arba už nugaros atremta į žemę ir stebim, kas vyksta, koks tempimas, stengiamės atsipalaiduoti ir ramiai kvėpuoti. Maksimaliai susukam galvą ir laikom, tarytum būtų galva atremta, arba ją trauktų kažkas. Čia pat sėdint, niekur nesitraukiant iš vietos. Pratempiame kojas. Būkime užsimerkę. Visiškai ramiai.
Tiesinkime koją, kiek išeina ir palengva ją vis kelkime į viršų ir vėl leiskime žemyn. Stebėkime tempimą pečiuose, kojoje. Pabandykime truputį aukščiau su rankomis pakilti, paimti už pėdus. Dar stipresnis tempimas. Leiskime viskam vykti, ramiai kvėpuokime. Kiekvienas pagal savo galimybių ribas. Jeigu negali imti už pėdus, padedam rankas taip lengvai, neužspaustime čia ir tiesinam koją, kiek pavyksta laikome. Po truputį vis keliame aukščiau. Galim priliest kaktą prie kelių. Dar bandom aukščiau. Kiekvieną dieną po truputį tempdami. Matysim, kad vis galim daugiau pakelt koją. Pratempiam ir keičiam. Šitą koją bandom nuleisti žemyn. Ir keliame kitą koją. Save tiesiname pilnai. Keliame dar aukščiau. Kai išeina, paimam už padų. Atsipalaiduokime. Jokių minčių, jokių darbo idėjų, nespręskime jokių reikalų, pabandykime stebėti save maksimaliai, tyliai, ramiai, net negalvojant apie tai, kad stebime, kvėpuokime ir nieko neveikime, tik laikykime savo koją. Kūną. Patiesime maksimaliai kiek išeina. Prie kaktos. Rytais man labai patinka daryti pratimus pilvo presui. Padarykim kartu. Nors dabar naktis. Keliame kojas, galime tiek kelt, galime iki plūgo nuleisti ir padarykime 20 bent jau arba 10. Vienas. Trys. Į viršų įkvėpia. Apačiai iškvėpia. 4. 5. Apačioje pristabdom. Lėtai keliam. 6.
10 tada. Paskutinius 3 padarom labai lėtai. Vienas. Trys. Nuoras sukaito. Nuo ispaniško karščio. Persilkim truputį. Sėdėkime ramiai ir nieko neveikime visai. Jokių planų. Leiskime kūnui ramiai paskirstyti energiją po visus kanalus, po visus raumenis, kuriuos mums ką tik suaktyvino. Ir visuomet leiskite tam vykti. Kažką padarėte. Ir leiskite tam truputį apsiprasti, susigyventi ir nusiraminti. Tai buvo šiam dienoraščio puslapiui. Liepos 4, 2014 metai. Ispanija, Torremolinos. Pasikeičiau šukuoseną šiandien. Iki kitų kartų.